Aš turiu prašymą, ne klausimą. Ar jūs galėtumėt parodyti numirėlio pozą atsipalaidavimui? She has not a question, but a request. Could you show how this corpse pose looks like? For relaxation, you talked about corpse pose. Oh, okay. Can we just move things a little bit from the table? You want to do this I'll on do the it on table? Oh, yeah. Okay. Labai paprastai atsigulė ir užmiegė. Yra labai svarbu, kad savo pradeda su kojų ir taip ir visą savo kūną padarai, kad labai relax. Taip. Kaip? Whatever. Yra. Padarai šitaip, atsileidi save ir pradedi su kojom, paskui ir bandai viską taip, kad būtų jokio jausmo, jokios jėgos, neturi nei vienos vietos. Pradedi kalbėti savo kojom, kalbėti savo rankom, kalbėti savo krūtinę, viską, kad būtų relax. Ir po laiko taip, kaip būni relax, tai ir pradėti nutildyti savo protą, klausyk tik tai savo kvapavimo ir nebandyk girdėti ar atsiminti visas tavo labai protingas mintis, kur ateis tau. Sakyk savo, jeigu atėjo dabar, ateis ir vėliau, aš nenoriu nieko atsiminti. Ir vis tik tai klausyk to kvapimo. Ir kaip tai darai, tai ateis laikas, kad būsi taip toks lengvas, kad atrodo, kad tu nei ant žemės nesu. Aš atsimenu pirmą kartą, tai buvo smagu, taip atsidaviau į lovą, kad aš taip kaip 1000 svarų sveriu ir viskas eina į tą lovą. Ir aš taip lengvai esu, kad aš galvoju, kad mano kūnas, kaip sakant, jau skrenda. Ir aš padariau biskį daugiau, atsiduoti tą kūną ir relax. Ir jaučiu, kad daug aukščiau einu. Ir vieną dieną, tai praktikos, tai aš esu lubose ir mano kūnas ant žemės. Ir aš galiu matyti savo kūną. Vadinasi astral travel. Tai kai tu užtektinai praktiką turi, tai gali ant internet surasti astral travel ir gali nusipirkti tiketą, kur važinėti į bilę, kur nori. Gali į ateitį ar į praeitį ir gali išmokti viską, ką reikalauja. Žmonės, kur būdavo kalėjime, tai prašė išmokyti, tai aš išmokinau ir jie galėdavo visą naktį būti, kur jie norėjo. Paskui vėl kūnas reikalaudavo, kad būtų kalėjime, bet jie nebuvo dabar taip, jie kaliniai iš tikrųjų buvo laisvi žmonės, kur jų siela pradėjo stiprinti, pasidarė geresni žmonės, kaip sakant, ir kai išėjo iš kalėjimo, tai nereikėjo jiem atgal girti. Tai tas yra praktikinių, žinai, ir mano tuomet knygoje yra, pažiūrėkite tą vietą apie meditation, tik tai prirašyta toj meditation, kaip sakant, tenais kaip papasakoja, kaip įeiti į, kaip sakant, gilesnį ir gilesnį, taip numirimą kūno, kad to siela būtų laisva ir nereikėtų, kaip sakant, būti su restrikcijoje, būtų esi laisvas. Ačiū.